kandidatas vienmandatininkas socialiniuose tinkluose dedasi gyvenimo mokymų. Buvau TV3 žinių pagrindinis herojus, tai pažiūrėkim, pakomentuokim ir pabaigoje apibendrinsim viską. Jis tikina, kad tikri vyrai moterį turi išduoti bent kartą per mėnesį ir tai patikrinti, ar meilė vis dar liepsnoja. Išduok ją su kitai ir jeigu po to jausiesi blogai, jinai yra tavo meilė. Jeigu nieko nejausi, ji nėra tavo meilė. Kodėl TV3 pasirinko parodyti būtent šitą turinį, o ne tarkim ten, kur kalbu rimtai, kur kalbu apie tradicinės vertybės, apie neįpareigojančių santykių žalą, apie pagarbą moterims, neužilgo bus aišku. Tik neužmiršk išdavinėti ją kiekvieną mėnesį tam, kad įsitikintum, jog meilė niekur nedingo. Šitaip savo vertybės TikTok paskyroje demonstruoja 100 000 sekėjų internete turintis kandidatas į Seimą. Žinote, aš, bet šito reportažo akivaizdu, kad buvo bandoma pakenkti ir komandai, dėl ko labiausiai ir pergyvenu. O čia mes matome mane prieš 3 metus prie kepyklėlės, per kepyklėlės atidarimą Petrašiūnuose, šokant Bobby Šmurda šokį. Nes kaip tu gali naudotis TikToku ir nepabandyti pašokti? Aišku, gavosi kaip gavosi, bet dar detalė, kad mano dėka Bobby Šmurda hitas skambėjo per TV3. Tai kas domisi hip-hopo kultūrą ir klauso tą muziką, turbūt yra labai patenkinti. Žiūrim toliau. Taikos koalicijos darbo partijos vienmandatininkas Petrašiūnų Gričiupio apygardoje. Su Taikos koalicija, Viktoru ir manimi ateitis atrodo šviesi. Vaizdų, kuriuose kandidatas dedasi santykių ekspertu ir skelbia savo gyvenimo pamokslus vyrams, apstu. Jeigu daliniesi savo mintimis, ar tai jos būtų nuoširdžios, ar tai jos būtų satyrinės, tai jau pagal TV3 tu dediesi kažkokiu tai ekspertu. O čia tarp kitko buvau išėjęs į sporto klubo ką tik ir norėjau tą energiją perduoti kitiems, kurie nevaikšto į sporto klubą, gal, žinai, užvesti, užmotivuoti, nes aš deduosi tik tais motivacijos ekspertų, kaip ir parašyta mano aprašyme, CEO of #motivacija. Nes kažkuriuo laiku, grinai, kai įeidavo į hashtagą motivaciją, pačiam viršui populiariausi video būdavo mano. Tai čia kažkur, prieš 2-3 metus irgi. Vynas kaip moteris, kad žinotum, kuris yra geras, reikia išdegustuoti daug rūšių. Čia yra didesnis pavojus tiems, kurie patikėtų. Linas Kontrimas, politinės komunikacijos ekspertas, dar vienas ekspertas, bet Linas Kontrimas yra dalyvavęs Europos parlamento rinkimuose su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kas rodo, ir dar jisai buvo 3 sąraše, kas rodo, kad jisai turi rimtų pažinčių ir ryšių su Valstiečių partija, o Valstiečių partija yra tiesioginiai Taikos koalicijos konkurentai šiuose rinkimuose. Tai kaip tu manai, ar jisai gali būti objektyvus ekspertas šitų klausimų? Plus Linas paliko savo žmoną su 2 vaikais, tai aš manau, kad jisai tai yra santykio ekspertas. Jisai tai yra santykio ekspertas wunderkindas, paklausom. Vat štai šitokį pseudo lyderį, ar ne? Todėl, kad patikėkit manim, žmogus, kuris negerbia moters. Moteris turi būti gerbiama, turi būti mylima. Mylėkime moteris, gerbkime moteris. Iš principo sunkiai gerbia save arba visus kitus. Pritariu ir papildyčiau, jog žmogus, kuris negerbia ne tik moters, bet negerbia ir kito vyro, apskritai žmogus, kuris negerbia kito žmogaus nepelnytai, jisai negerbia savęs ir negali gerbti savęs ir jisai yra blogas žmogus visuomenėje. Reikia gerbti visus, ar tai būtų iki kasininkas, ar tai būtų Lietuvos prezidentas, ar tai būtų tas pats Linas Kontrimas. Reikia gerbti visus iki kol jie nenusipelno kitaip. Turbūt reikėtų pas psichologą. Dieve, paleiskit tą močiutę. Matos, kad jinai nori bėgti, ko jūs teka kankinai. Su psichika negerai. Tai kaip vyras gali būti psichiškai sveikas, kai mėnuo, kuris yra skirtas atkreipti dėmesį į vyro psichologinę sveikatą, yra užgožiamas LGBT gėjų paradu. Ir tai Lietuvai turėtų būti ypač aktualu, nes mes, lietuviai, pirmaujame pasaulyje pagal savižudybių skaičių. O kas daugiausiai daro savižudybių? Daugiausiai žudosi vyrai. Ir žinai, kas liūdniausia, turbūt dauguma, kurie žiūri,
net nežino, jog birželis yra vyrų psichologinės sveikatos mėnuo. Mėnuo, per kurį mes turėtume apie tai kalbėti, per kurį mes turėtume šviesti visuomenę apie tai. Bet vietoje tai mes birželį matome tik tais brukamas vaivorykštės spalvas. Tai žiūrim Jeigu pats toliau. nesusivokia, kad skleidžia tokias mintis visuomenėje, tai manau, čia jau yra raudona vėliavėlė. Graži, iškalbi mergina, pakvieskite ją kas nors į pasimatymą. Pakvieščiau aš, bet kaip girdėjome, aš turiu raudoną vėliavėlę, tai man jau nesigaus. Pakvieskit ją kažkas į pasimatymą, prašau, tokia šaunuolė. Matematika niekam nereikalingas mokslas, nebent tu planuoji dirbti NASOje. Savo tvirtą nuomonę šis taikos koalicijos vienmandatininkas turi. Tvirtą nuomonę, mažai kas turi šiais laikais tvirtą nuomonę. Bet matematika visų mokslo motina. Tai kodėl tada matematikos mokytojai vis tiek uždirba lygiai tiek pat, kiek kiti mokytojai? Ir iš viso. Labai geras pastebėjimas, iš tikrųjų, Rasimantas labai gerai pastebėjo, nes mokytojai, ne tik matematikos, turėtų uždirbti daugiau. Mokytojas turi būti gerbiama profesija ir atlyginimas, kurį jie gauna dabar, turėtų būti žymiai didesnis, nes mokytojo atsakomybė labai didelė. Mokytojas labai dažnai bendrauja ir yra susijęs su mūsų ateitimi, kadangi jisai daug laiko praleidžia su mūsų vaikais, o vaikai yra ateitis. Gyvenime reikia pinigų tam, kad išgyventum. Ką tave gali išmokyti žmogus, kuris uždirba vos 1000 eurų į mėnesį? Matematikai ne. Į Seimą, kuriame parlamentarai gauna bent 2 kartus didesnę algą nei Klydžios minėti matematikos mokytojai, kandidatas eina su štai tokia anketa, kurioje nurodo, kad neturi nei deklaruojamo turto, nei jokių pajamų. Labai gera nuomonė apie save. Ką aš galiu, o pasirodo, kad tu nieko negali. Taigi deklaruotas turtas 1500 eurų, tai čia neturtas. Ir iš to, kaip TV3 bando pateikti, pasinaudodami vėlgi šitą gražią, išmintingą, matosi, senyvą moterimi, jos pagalba TV3 bando pateikti taip, kad jeigu tu nesi turtingas, jeigu tu nesi prasilobęs ir neturi 1000, tai tu esi niekas, tavo žodis yra 0. Tu turi eiti, vergauti ir jeigu tau pasiseks, kai kažką sutaupysi, kai kažką turėsi, gal tada galėsi šnekėti. Bet iki to tai tu esi 0, tavo žodis yra 0, tu negali turėti nuomonės, tu negali šnekėti. Nejuokingi, nes jau juokinga, žinokit, nesidaro. Mažiau tokių, žinot, reikia rimtų, kurie turi patirtį žmonės, žinot, kažkokią gyvenimą. O čia jisai fantazuoja, žinot, čia fantastika. Žinai, kas yra fantastika? Tai fantastika yra įgauti darbo patirties, negaunant darbo. Čia iš tos arijos, kur darbdavys prašo tavęs 10 metų darbo patirties, bet kaip jaunam žmogui įgauti 10 metų darbo patirties, čia yra pusė jo gyvenimo. Į Seimą kandidatuoti galima nuo 21 metų. Tai žmonės ir kandidatuoja, jeigu tai galima daryti. Plus patirtis patirčiai nelygi, žmogus 20 gali būti daugiau išgyvenęs ir labiau subrendęs negu koks 40 metais, kuriam gyvenimas buvo, tarkim, rožėm klotas, galima tai pasakyti. Reikėtų labiau žiūrėti į emocinį intelektą, o ne į žmogaus amžių. Nemokslas koks. Aš manau, kad protingi žmonės pasirinks ir padarys išvadą. A tokie berniukai, kurie kalba. Tegu kalba. Labai tikrai berniukai, nes į vyrus jau tikrai močiutį netenku, tai tik anūkus savo galvą, įjungs savo smegenis ir pasirinks, už ką balsuoti. Labai šilta moteriškė, labai protingai šneka, tikrai taip, aš jai pritariu. Kiekvienas, kas turi savo galvą, pasirinks ir atskirs melą nuo tiesos, sąžiningumą nuo nesąžiningumo ir pasirinks teisingai. Pasakysiu, kokia turėtų būti sąžininga žurnalistika. Taip, TV3 turėjo parodyti šitą pusę turinio, kurią įrodė. Bet prie to pačio turėjo parodyti ir kitą pusę turinio, kur kalbu akivaizdžiai rimtai, kur motyvuoju žmonės, kur kalbu apie tradicinės vertybės. Ir dar paimti iš manęs komentarą, paimti iš manęs interviu, ką aš manau apie video ir kokia yra mano nuomonė, ką aš pasisakau apie tai, ką aš keliu.
ir tada parodyti žmonėms, bei žmonėms leisti nuspręsti. Nes dabar, ką mes matėm, tai čia vieni vartai, ta prasme, čia arba blogai, arba nieko. Akivaizdžiai bandoma diskredituoti. Dabar nueikime ir pažiūrėkime, ką TV3 kelia į savo TikToką. Nu, tarkim, pavažiuokime truputį žemyn ir paspauskime ant šito video. Man sako, kad aš mokinu jaunimą nedorų dalykų, ne, susirasti seną vyrą ir milijonierių ir būti išlaikomai. Neužė svajonė. Čia mano planas be abejo. Planas B? Taip, susirasti milijonierių ir karšinti. Žinai, kaip sako, šiandien interneto gana. Šiandien interneto gana. Kokias čia vertybės. Bet aš nesu TV3. Pažiūrėkime, ką jie daugiau turi parodyti mums. Pasirinkime, tarkim, kitą vaizdo įrašą. Ar jūs iš karto suvokėt, kas yra vaikelio tėtis? Nelabai. Sakykit, kaip yra? Vat pažiūrėkit, ką jie rodo jaunimui. Nu, tarkim, bet nu vis tiek kažką gal surasim, kažką protingo. Nu, tarkim, naujausia. Bendruomenė. Gerai, čia filmo anonsas. Tada... Oh my god. Kiekviena vieta turi savo pavadinimą. Mano neturėjo, dabar turės. Merūnas. Įspūdingas Airijos darbas. Ekspertų ložė. Su Latvijos jaunimo rinktinė. Gerai, sportas. Žodžiu, supratome esmę ir kiekvienas iš mūsų nuspręskime, ar TV3 yra sąžiningi, ar juos verta jais pasitikėti. Tai čia jau kiekvienam iš mūsų nuspręsti individualiai. Tai būkime protingi, atskirkime tiesą nuo melo, pasirinkime teisingai, palaikykime taikos koaliciją, palaikykime mane Petrašiūnų apygardoje, mano numeris yra 37, reitinguokime mane ir kovokime su neteisybė. Kartu mes stiprūs, kartu mes pirmi, ateitis atrodo šviesi. Jeigu tave apgavo, tai nereiškia, kad tu esi kvailas arba kvaila. Tai reiškia, kad tu pasitikėjai tuo žmogumi labiau, negu jis buvo to vertas.